Šis piliakalnis turi ne vieną pavadinimą. Jį vadina Uolakalniu, Uolakalniu, Šauliakalniu arba Miroslavo Bendrių piliakalniu. Uolakalnis buvęs Aukų kalnas Alytaus rajone netoli Miroslavo Bendrių kaime, prie pat Miroslavo Burbiškių vieškelio. Iš toli matyti ant kalno stovinti balta koplyčia, patekusi į Miroslavo herbą. Kalnas apaugęs mišku, nemažai apkurtytas ant keliams žvyra. Pėdėje įrengta informacinė lenta. Miroslavo miestelio istorija siejama su šia galva. Ji nuo seno žmonių laikoma piliakalniu ir vadinama Uolakalniu arba Uolakalniu. Tas pat kalnas kartais vadinamas ir Miroslavo piliakalniu, tačiau mokslininkai ir archeologai šio kalno nelaiko piliakalniu, nes jis neturi svarbiausių piliakalnio požymių. Apylinkių žmonės šį kalną gerbė nuo gilios senovės. Ant jo dar tarpukario nepriklausomybės laikais stovėjo koplytėlė ant 4 mūrų stulpų, užbaigiančių mūro skliautais. Buvo uždengtas stogas, o viduje stovėjo į žemę įkastas medinis kryžius. Nežinomos koplytėlės pastatymo ir sugriovimo aplinkybės, bet 1943 metų vasarą iš jos buvo likę tik griuvėsiai. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą ant Uolakalnio eidavo bažnytinės procesija iš Miroslavo bažnyčios. Dažnai Bendrių kaimo ponai kviesdavo kunigus pašventinti šį kalną, nes sakydavo, jog ant jo vaidenasi. Uolakalnis. Jis kartais vadinamas Šauliakalniu arba Miroslavo piliakalniu. Va kaip būna. Einam apsidairysim. Nors mano duomenų bazėje šis yra įtrauktas kaip spėjamas piliakalnis. Bet jeigu kelio nuoroda yra, kad čia piliakalnis, labai gerai. Patvirtinsim ir šitą savo duonbazėj. Iškuriatas, tiksliau turbūt vienas iš mano lankytų, kur yra koplyčia ant piliakalnio. Yra kapinių, ne vienas ant piliakalnio. Yra net kokių virš 20 turbūt kapinaičių vadinamo, kur turėjo būti piliakalnis. Na, bet buvo koplytėlė kažkuriam tai krašte Žemaitijoje. Na štai, 1744 pastatytas šitas kryžius, 1994, 250 metų. Nu, okei. Tikrai panašu į piliakalnį. Gerai. Būk aplankytas. 1934 metais vietos šauliai kalną pavadino Šauliakalniu. XIX amžiaus pirmoje pusėje šiomis vietomis keliavęs Aleksandras Polujanskis rašė, kad šalia miestelio yra kalnas, piliakalniu vadinamas, ant kurio stovi nedidelė mūro koplytėlė, o į šį ramų gamtos prieglobstį ateina nusiraminimo ieškoti gyvenimo vargų ir prispausti žmonės. Pasakojama, kad pagonybės laikais čia buvo aukojamos įvairios aukos dievams. Ant piliakalnio ir dabar tebestovi kažin kieno ir kam statyta koplytėlė. Senesni gyventojai prisimena savo tėvų pasakojimus,
kad kalne Napoleono armija buvo paslėpusi lobį ir XIX amžiaus viduryje Bendrių dvaro skerdžius Žvaliauskas 10 dienų kiekvieną rytą rasdavo po vieną sidabrinę monetą. Apie Uolakalnį 1931 metais rašė Petras Biržys, Popų dėdė. Tarp Miroslavo ir Bendrių dvaro yra piliakalnis Uolakalniu vadinamas, buvęs tame dvare labai žiaurus ponas vardu Sloboda. Nuo jo ir prasidėjęs vietovardis. Jis turėjęs sūnų vardu Miroslav, kurį jis labai mylėjęs ir jo garbiai savo bažnytkaimį pavadinęs Miroslavu. Sloboda buvęs labai nedoras ir piktas ponas, kartais, kai ant ko supykdavęs, šaukdavęs ant piliakalnio, liepdavęs nukirsti chalopui galvą, o jam sako 1002.